Labas vakaras. Šį kartą mūsų laida kalbės apie tai, ko realiai paliesti neįmanoma, tačiau nauda akivaizdi. O tema skamba taip. Netradiciniai ugdymo modeliai pasitelkiant muzikos ir dailės terapiją. Malonaus žiūrėjimo. Šį vakarą statistika, kuri nemaloniai nustebins. Jeigu statistika sako, kad Lietuvos vaikai patys nelaimingiausi Europoje. Priemonės, griaunančios psichologinės sienas. Jauties laimingesnis po to piešti. Kai kartu darom, tai tiesiog nebūna baisu ir tiesiog gerai jautiesi. Dailė ir muzika gali pakeisti trapų vaikų pasaulį, o skaidrumo jonvabalis naujomis spalvomis nušviesti dar vieną ypatingą projektą. Ar žinote, kiek vaikų kasdieną patiria patyčias mokymo įstaigose? Ar tiesiog bendraamžių tarpe? Kiek jų išgyvena smurtą artimoje aplinkoje? Ir kiek jų turi psichologinių problemų, kurios susiformavusios vaikystėje, juos lydi per visą gyvenimą? Už kiekvieno statistinio skaičiaus slepiasi tikras mažas žmogus, kuriam reikia pagalbos. Jeigu statistika sako, kad Lietuvos vaikai patys nelaimingiausi Europoje, faktas mane kaip pilietė tai labai, kaip čia pasakius, suerzino. Ir aš pagalvojau, gal visiškai nesąmonė. Tuo metu dirbau dėstytoje Edukologijos universitete ir paprašiau studentų keletos, kad rašytų darbą ir padarytų tyrimą. Deja, dideliai mano nuostabai pasitvirtino tie rodikliai. Ir dar labiau studentai padarė tyrimą ir suprato, kad tėvai tiesiog yra praradę gebėjimą auklėti vaikus gerai žmonėmis. Tokios buvo netradicinio ugdymo modelio projekto užuomazgos, kurio tikslas įdiegti vidurinio lavinimo mokyklose inovatyvaus ugdymo modelius, panaudojant dailės ir muzikos terapiją, siekiant ugdyti moksleiviams reikalingas socialinės kompetencijas bei tobulinti mokymo procesą. Projekto vykdymui susibūrė 5 skirtingos mokslo įstaigos 4 Lietuvos miestuose. Pirmaisiais metais vyko pasiruošimas mokymams mokyklose, o antraisiais įgyvendintas mokymo ciklas. Papasakokite, kaip vyksta užsiėmimas. Tai mes mokom vaikus atpažinti, kas vyksta tavo viduje, pajausti ir tam, ką tu jauti viduje, parinkti spalvą. Ir tuomet jie viską piešia. Ir tos spalvos, aišku, sukuria savo siužetus. Žinoma, jų būna ir baisių. Tuomet, ką mes darom, tuomet iš tiesų yra toks vadinamas ritualizuotas užsiėmimo momentas, kaip pavyzdžiui visus negatyvus prisiminimus, labai blogus, skaudžius, baimės, košmarus, tai, kas yra likę iš patyčių, iš to psichologinio smurto, galų gale užspaustos pyktis, liūdesys ir taip toliau. Tuomet mes visą tai sudedame į maišelį arba į dėžutę ir nešame į židinį, sukūrenam ir pasakom ate. Ir taip vaikuose įvyksta ypatingi lūžiai. Jie iš tiesų po to ir sako, ir tėvai sako, kad nustojo sapnuoti košmarą, nustojo mažiau serga ir taip toliau. Projekto rezultatai pranoko idėjos autorių lūkesčius. Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo programoje su dailės ir muzikos terapijos metodais mokėsi 1407 moksleiviai, nors buvo planuota tik 1080. Programą baigė 118 specialistų. Projekto metu išleistos 2 metodinės priemonės specialistams – savęs pažinimo modelis panaudojant dailės terapiją bei muzikos terapijos modelio įgyvendinimas mokyklose. Projekto biudžetas 238 000 eurų. Projektą įgyvendinti padėjo daugybė partnerių. Vienas jų – Balsių pagrindinė mokykla. Tai mokytojai iš tiesų pastebėjo, kad vaikai susivienijo kaip kolektyvas, jie išmoko spręsti, tarkim, kažkokį konfliktą, žino, ką reikia padaryti, kai jam negerai, kad yra keletas vaikų individualių atvejų, kai vaikai turi didelių elgesio emocijų sutrikimų. Tai tiesiog šitas metodas jiems padeda gyventi klasėje. Nors projektas jau gyvendintas, tačiau jo metodika ir toliau taikoma, pavyzdžiui, Šviesos pradinėje mokykloje Vilniuje.
Esu baigusi visas dailės terapijos pakopas ir tiesiog mane pačią tai sužavėjo. Ir taikau iki dabar vien todėl, kad aš matau, kaip tai veikia. Aš matau, kaip lengviau yra su vaikais dirbti, kaip lengviau yra su jais susitarti, kaip jiem patiems yra lengviau vystyti, ugdyti, išgirsti, ką sako draugas ir ką sako suaugęs žmogus. Šiandien Šviesos pradinės mokyklos antrokai dailės terapijos metu visi kartu atliko vieną bendrą užduotį. Kai kartu darom, tai tiesiog nebūna baisu ir tiesiog gerai jautiesi. Iš mano auklėtinio aš galvoju, kad išaugs labai atsakingos asmenybės, turinčios labai stipres ir teigiamas vertybės. Aš manau, kad jie bus dvasingi, atsakingi, pareigingi, kūrybingi, draugiški ir tiesiog geri žmonės. Tęsėme kelionę po mokslo įstaigas. Kita mūsų pažinties stotelė – darželis mokykla Dainorėliai. Kalbėsime apie muzikos terapiją. Muzikinė terapija, tai mes suprantam kaip labiau dirbant su vaikais, kad yra muzikiniai žaidimai. Žaidimas puikiai proga tam vaikui atsipalaiduoti, išreikšti save. Tarkim, jisai būgnų groja, tai jis gali ten to būgnų smarkiai, kiek jam norisi. Jis gali tyliai, nužiūrint, kokia jo vidinė būsena. Tada lengva pamatyti tą vaiką, jis atsiskleidžia, nes jeigu klausi žodžiais, tai jis gali ir nepasakyti, užslėpti. O taip jisai atsiskleidžia ir mokytojas gali, matydamas tai, kažkaip koreguoti, pažinti tą vaiką geriau. Pedagogus išklausėme, o dabar vieni svarbiausių mūsų šio vakaro pašnekesių. Kalba vaikai. Pavyzdžiui, mes kiekvieną savaitę, kas įvyko, gero ir blogo, išsakydavom ir, žodžiu, ramiau pasijusdavai, kaip kiekvienos savaitės išpažinti priimti. Panašaus kažkas. Ir kai nupieši tą piešinį, išpieši viską, kas galvoja ir atrodo lyg tuščios smegenys, bent kažkiek laiko. Ir jautiesi ramus, lyg neturėtum jokio darbo, neatsimeni jokių labai svarbių dalykų, kas vyks blogiau ir jautiesi laimingesnį daug po to piešinį. Kažkaip, sugniaužia ir nežinau, kaip išlieti viską išlieti. Tai dabar, kaip pas Mariją ateidavau penktadieniais, tai tada kaip iškvėpdavau visą savo baimės ten ir visą blogį, taip iškvėpdavau tiesiog. Vis taip ramiai ir gerai kažkaip, atrodo, lyg švytėdavau ten iš laimės. Netradicinių ugdymų metodų projektas išties unikalus. Jį regis sunku suvokti, kol patys nepamatome, koks vis tik milžiniškas darbas jaunos asmenybės formavimuisi atliktas. Kodėl projekto įgyvendintojams svarbus skaidrumas? Kodėl tai svarbu? Todėl, kad kiekvienas, ko gero, nori žinoti, kaip tos lėšos buvo panaudotos, kam jos buvo skirtas. Ir ar tikrai lėšos buvo paskirtos tam, kam labiausiai reikia. Šiuo atveju mūsų projekte, kurį mes įgyvendiname, lėšos arba tos didesnioji dalis lėšų buvo skirta būtent vaikams. Tai yra galutiniam naudos gavėjui. Esmę apžvelgėme, metas apdovanojimams. Skaidrumo jonvabalis atiteks prevencinių netradicinio ugdymo modelių, panaudojant dailės ir muzikos terapiją įgyvendinimo projektui. Mes nuoširdžiai dėkojame su šiuo netradiciniu projektu prisijungus prie skaidrumo iniciatyvos jonvabaliai. Dėkui labai. Šitas įvertinimas yra tikrai netikėtas ir aš noriu padėkoti visiems projekto partneriam, vykdytojam, visiems darbuotojam, savanoriam, studentam ir visiems, kas prisidėjo prie šito projekto įgyvendinimo ir kad buvo pasiekta tokia kokybė, kokia jinai yra pasiekta. Ir dėkui tėveliam už pasitikėjimą ir dėkui vaikam už aktyvų dalyvavimą. Prieš atsisveikindama norėčiau pakviesti jūs apsilankyti internetinėje svetainėje jonvabaliai.lt. Joje rasite pagrindinę informaciją apie šį vakarą rodytą projektą. Taip pat galėsite pasiskaityti apie kitus projektus. O neradus jums patikusio projekto, galėsite jį pakviesti prisijungti. Ir iki pasimatymo lygiai po savaitės.